visi ir šiandien vėl prieš jūsų ekranus Dr. Monsdropas ir šiandien trečia dalis mūsų Clash of Clans. Taigi, gal jau pradedam ir plus aš noriu padaryti shoutoutą už mano 2 tokius subscriberius ir vienas yra Pukis ir kitas Minks ar kaip ten taip. Atsiprašau, jeigu vardą pasakau labai blogai, bet turiu naujienų dar. Šiandien aš dabar darau naujas strategijas, tai šita gera labai strategija. Sustabdykit video ir pasidarykit šitą strategiją. Taigi, ir dar vienas spelzą, bet aš dabar šio nenaudosiu kol kas. Ir aš dėjau dragus ant 2 lygio, taigi jau pasibaigs po 6 dienų. Ir jo, taigi gal einam į ataką. Ir jau mūsų karas jau prasidės rytoj, tai aš video padarysiu rytoj dėl mūsų karo, tai parodys kokius atakus padariau. Taigi, gal ir tikiuosi susirasim gerą lootą, kurį galėtume jį paimti. Ir parodys, kaip tą strategiją reikia naudoti. Šiaip tai aš pamiršau spelą įdėti ir gal mums gal nepasiseks šitą taką. Gal reikėjo spelą įdėti, bet žiūrėkit į šitą lootą. Mes galim šitą atakinti. Nu gerai, aš atakinsiu šitą. Parodysiu, kaip naudojama. Pažiūrim, ar čia kur nors yra. Bus gal kur nors. O, klankasulas. Geras. Gerai, reikia nukariauti klankasal. Ir naudokit archerius dėl to klankasal, jeigu norit kalti. Taigi, paleiskit visus giantus, paskui 2 wallbreakerius. Ir tegu tie wallbreakeriai išdaužo jų sienas. Ir paleiskit paskui Barbarian Kingą. Ir paskui galit kaip norit daryti tą ataką Barbarianus, paleisti kur jūs norit. Šiaip tai jūs turėtumėt su tuo heal spellu naudoti tą skystį geltoną, kuris pahylina viską. Kaip jau giantai bus jau žiauriai. Ten labai mažai gyvybės, kuri turės giantai. Tai jo, tai tada jos panaudokite. Kaip jau bus ten raudonas jau gyvybė. Atsiprašau, aš dabar geriu Coca-Cola. Taigi jo. Tai šita žiauriai strategija labai gera. Va, matot mano giantus jau kur raudonų, tai tada aš panaudočiau tą heal spellą, tą skystį. Ir jo, tai šitas tik tai kainuoja 70 000 iš viso su heal spellu ir su tais visais kariais. Kainuoja tik tai 70 000 eliksirų ir žiauriai pigiai, labai pigiai, žinokit šitą strategiją, kaip aš sužinau, aš pats sukūriau šitą strategiją, va matot, 100% gavau. Ir bandykite surasti lootą gerą labai, ir ten gali būti labai stipri bazė, bet jeigu norit naudoti 2 heal spellus, tai galit naudoti. Taigi jo, ir nepamirškite ateiti į mano klaną. Jeigu jūsų nepriims, aš labai atsiprašau, aš nesu co-lyderis, bet kad nors aš sukursiu klaną. Bet šitas klanas kol kas yra labai galingas mano. Ir čia ne mano, aišku, yra, bet jo. Ir jo, tai jūs turite turėti gerą labai town hallą. Ten ne 5 lygio, ne 6. Jūs turite labai būti galingi. Ir jo, tai vadu. Turit panaudoti tuos sienos daužikus. 11 giantų. Dadot giantus. Ir belia kiek archerių, kaip norit, galit visus archerius panaudoti, bet aš kažkur naudoju panašiai apie 60 ir naudoju kokius ten, kaip čia pasakyti, ir naudoju ten barbus, kokius ten 50, 60. Taigi jo, šitas tik tai kainuoja irgi, šitas aišku kainuoja 70 000, bet visai, žinokit, gera strategija yra lootui, labai pigi. Ir man šiaip tai patinka. Arba jūs galite irgi su wizardais padaryti tą lootą. Bet ir jo. Taigi, matot, aš jums parodysiu. Už 8 valandų gal žinokit, šiandien padarysiu tą video ir rytoj jį paleisiu. Ar gerai?
Tai gal turbūt taip ir padarysime. Aš paleisiu, šiandien surekordinsiu video. Gal donatus reikėtų padaryti, kad gautų nors 2 archerius. Gerai. Ir kągi, ką dar čia galėtume mes padaryti? Ir plius aš norėčiau pasakyti, ką man reikėtų dėti ant upgrade'o kitą kartą. Ar man dėti šitą Dark Elixir drillą arba aš norėčiau, kad jūs padėtumėte į mano komentarus, arba šitą vėl upgrade'inti į 11 lygį. Tai aš tik tais 2 garantijas galiu pasakyti, šitą arba šitą Dark drillą arba Elixir kolektorį, eliksiro tą. Taigi, jeigu aš padarysiu klaną, aš jums pranešiu tą žinią. Taigi, aš žadu ir plus dar, mano mėlieji žiūrovai, aš dar pradėsiu naują žaidimą, kuris turbūt išeis po 2 dienų kokių, tikrai ne šiandien ir ne rytoj. Tai jo. Tai tada iki kito video ir nepamirškite sulaikinti šitą video ir subscribinti mano kanalą. Jau 3 subscriberius turiu. Ir ačiū jums labai. Tik tais YouTube turiu 2-3 dienos dabar ir jau 3 subscribus. Tai žiauriai gerai. Ačiū jums visiems. Geros dienos. Ir kaip visada, nepamirškite būti galingi. Mano visi dropai. Ate iki kito karto.